Gerai, kelionė nebuvo ilga, greit praėjo porą valandų skrydis. Biškai pavalgėm, pažiūrėjau serialą, paklausiau muzikos. Dažniausiai lagaminą susiduriu iš vakaro. Ryte atsikeliu, pavalgau pusryčius. Jeigu dar turiu laiko atsikėlęs, nueinu kavos atsigerti kažkur į kavinę kažkokią, tai ir viskas, pasitikrinu lagaminą ir važiuoju oro uostą ir laukiu skrydžio. Koks svarbiausias daiktas, kurį patį pirmąjį lagaminą įsidedi? Turbūt, ką visą laiką pirmą įsidedu, tai pasą, nes svarbiausias dalykas. O paskui jau eina, tai kėdai, kojinės, timpos ir taip toliau. Pagal savo savijautą rungtynių dienos rytą gali jau taip įvertinti, ar bus gera diena tau, ar, sakykime, eilinė? Ne, negaliu įvertinti viskas, kai prasideda rungtynės tada. Arba apšilimo metu, jeigu gerai jaučiuosi, tada būna tikrai tokių dienų, kad jau jaučiu, kad šiandien sužaisiu rungtynės ir yra buvę. Gyvenu su Marcinkevičium, geras kambariokas. Esam jau nuo tų rinktinių laikų irgi kažkaip gyvendavom kartu ten, kiek pamenu, tai dabar čia irgi taip sukrito, tai smagu. Jūs geras jau kambariokas. Labai geras kambariokas, neknerkia, pietų miego miegi, nėra ko skųstis. Juselis daugiau miego už mane. Mėgsta? Mėgsta pamiegoti tikrai žmogus. Tikrai mėgstu, kad miegas yra labai svarbu. Tai šiandieną irgi, to laisvo laiko nelabai, dabar eisim pavalgyt, gal paskui biškai eisim pagulėti, nes vis tiek kelionė buvo, nors nebuvo sunki, bet vis tiek galbūt išeisim kur nors pasivaikščioti, kokios kavos dar nueisim atsigerti ir tada turėsim video ir važiuosim treniruoti ir viskas. Tokia ta diena iš kelionės mano. Prenumeruok Vuls kanalą ir visus naujus video matysi pirmas.